Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas populiariausias portalas Dzūkijoje. Leliumoj, žiemos čiasi, leliumoj, basu bercela tu leliumoj. Leliumoj, kad parinėštau leliumoj, lauko ugnies leliumoj. Leliumoj, vasaros sniego leliumoj, žiemos šėko leliumoj. Sveiki vaikai! Sveiki vaikai! O, kiek čia jūsų daug susirinko! Sveikos mamos, tėčiai ir seneliai, sveiki visi pirmo Alytaus gyventojai ir žinoma svečiai. Ar dar pamenat mane? Pamenat? Kas aš? Taip, kalėdų senelis. Tik tais kiek labiau pražilęs, bet dar tvirtas tikrai vyras. O aš žinau, kad jums šie metai buvo nuostabūs, geri. Šešioj pusėj Nemuno netrūko visko ir buvo švenčių. Ar tiesą sakau? Ar geri buvo metai? Ir kuom jie buvo tokie geri? Šiais metais mūsų Piliakalnio progimnazijai sukako 60 metų, o pirmai lietuviškai mokyklai 100 metų. Oho, galit paploti, čia sukaktis tikrai. Man irgi net pasimečiau metuose, kažkur trupučiuką daugiau kaip 100 metų, bet žinot, kai buvau mažiukas, dar ne viską prisimenu. Ar galit nukelti tuos laikus? Galit nukelti? Oi, labai gerai, tada prašau, aš būtinai mielai prisiminsiu, kas buvo seniai, kadaise. Tu nebijok, prieik arčiau, tegul širdis sušyla ir plaka dar stipriau. Tu nebijok, prieik arčiau, tegul širdis sušyla ir plaka dar stipriau. Ateikit arčiau, kad visi matytų, kokios gražios taurės. Pirmasis Alytus, tai mano visi ir pagalbininkai, kai snieguolės liko Laplandijoje. Ir neeiliniai, jei reikės, bus ir Nemunas netgi pagalbininkas. O štai šias taures perduoti norim. Kam? Tiem, kurie yra nusipelnę, jas laikyti. O kalbant dar apie tą nusipelnimą, na štai buvo beveik visai ir užmiršęs, jog jūs turite Ali ir Olimpiadą, ir talkininkų ten buvo daug. Tuoj prie visų jūsų dar
noriu prie komandos šios prijungti puikius talkininkus jūsų bendruomenės. Tad sutikime plojimais. Kovose dėl tiesos su kryžiuočiais užgrūdinta jūsų miesto, mūsų miesto bendruomenės pirmininkė. Ji mūsų komandos ir centro, netgi galima sakyti, pirmojo Alytaus puolėja. Renata Kantaravičienė. O, dar kartą aplodismentai. O, va, gera komanda. Taip pat į mūsų komandą yra išrinktas ir Amsius. Aš mačiau, kad Amsius kažkur bėginėjo. Ar matėt jūs, vaikai? Kur Amsius? O, va. Prašau, Amsiau. Bendruomenės saugumas yra labai svarbu. Taigi, mažųjų pirma alytiškių draugas ir saugas. Komandai reikalingas saugas. Taip pat sutikite aplodismentais Regina Špukienė, žaidžiančioji Piliakalnio progimnazijos trenerė. Taip, progimnazijos direktorė, teisingai sako jo vaikai. Taip pat su aplodismentais sutikite Aivaras Višniauskas, seniūnaitis, Alyčio seniūnijos seniūnaitis. O dar į komandą noriu pakviesti ir Loretą Trainavičienę, komandos pirmo Alytaus legionierė iš miesto bendruomenės centro gynėja. O, va kokia graži mūsų komanda. Na ir dar į komandą galima, manau, priimti dar, o kiek mes čia turim, dar galim pakviesti narių. Tai kviečiu Alytaus miesto savivaldybės vicemerę, pirmo Alytaus gyventoją Valę Gibienę. Na ir aš manau, kad iš šito gausaus būrio bus ir pasakančių gražų žodį. Taip. O jūs? Ne, dar gerai, dar sako, dar reikia vieno komandos nario. Ai, tai gerai tada. Griausmingais aplodismentais sutikime Alytaus miesto merą Vytautą Grigaravičių. Sveiki, ponas merė, žodis jums. Sveiki, vaikai. Labas vakaras, pirmo Alytaus bendruomenė. Turite labai gražią tradiciją kiekvienais metais sutikti Kalėdas ir gražiai palydėti nueinančius senuosius metus, papuošiant ir užžiebant eglutę, pabendrauti, pasidžiaugti vieni kitais. Naudodamasis progą aš noriu paprašyti jūsų pagalbos. Mes gauname signalų iš gyventojų, kad Piliakalnio ir Naujojo tilto apylinkės baigia išvažinėti 4 džipai, kurių kol kas nepavyksta sulaikyti nei policijai, nei savivaldybei. Tai jeigu tie žmonės yra čia, kurie taip daro, kurie surengia safarį gražiose mūsų apylinkėse, tai tegul jie pagalvoja, ką jie daro, nes tai yra mūsų visų turtas ir negalima taip elgtis. O jeigu jūs kažką tai žinote, tai padėkite policijai juos sutramdyti. O šiaip tai sveikinu visus, linkiu gražiai palydėti nueinančius metus, sutikti naujosius, kuo geriausios kloties jums ateinančiais naujaisiais metais. O taip pat noriu pakviesti ir Alyj žaidynių darželinukų krepšinio turnyro vicečempionus Nykštuko darželio mažylius, treneris Edgaras Jančiukas ir kitus visus mažuosius Nykštuko darželio žibintininkus. Paplokim. Tai yra ateities žvaigždės.
Ir visiems, kurie prisidėjo, norim padėkoti ir įteikti atminimo medalius. O pirmo Alytaus komanda jau galima sakyti yra pilna. Ir kviečiu Piliakalnio progimnazijos artistus jų pasirodymui. Ačiū visai komandai, kuri čia susirinko. Ačiū komandai. Mūsų linksmas gyvenimas, mus aplenkia nerimas, didžiausia nuodėmė nusivilt. Mūsų aistros kaip nemunos, teka į pajūrį, čia saulė pasitinka vandenį. Ir negalvojam, kad rytdiena pašėlų.